kai neaišku, kiek tai yra šiaip pažaidimas, o kiek jau yra neraštingumas. Tarp to ir ano yra tokia pat riba, kaip meilės ir tarp meilės ir neapykantos. Peržengiai tą ribą ir negrįši. Kad nebūtų panašu į moralą, toliau nekalbėsiu. Perjungiam kitam. Šitą aš jau nusižiūrėjau, kai vyko blogų. Atsiprašau, tokį va čia yra tekstas. Bet žiūrim, ne kieno tas tekstas, ne kaip čia yra. Aš tiesiog paėmiau kaip pavyzdį, kaip internetinėme tekste gali atsispindėti žmogaus kalbų mokėjimas. Na, aišku, kas nors daugiau. Na ir pasižiūrėkit. Vienas yra žargonas, tu paiginčiasi. Kitas jau yra visai angliškas. Dar paskui žiūrėkim, yra polabarota. Vadinasi, visų kalbų mišinys. Ir tai nebūtų didelė bėda, nes tai vadina specialistai šnekamosios kalbos faktais. Nes iš tikrųjų mes šnekam ir namuose šnekam vienaip, ir viešai šnekam kitaip. Visa bėda, kad kažkada mokykloje ar kur nors kitur mums nepasakė, kad viešoji kalba yra norminama. Viešoji kalba siekia standarto. Standartinės kalbos visose Europos šalyse, šnekam tik apie Europą, ir yra tos griežtos taisyklės, griežti terminai. Naujas žodis neatsiranda, todėl, kad jis netinka sistemai. Jeigu tinka, prašom, iš čia tinka. Bet šnekamoji kalba yra nei norminama, nei prižiūrima, nei inspekcija baudos išrašys, nieko. Ji yra palikta mūsų sąžiniai. Bet kitas dalykas, kad iš to šnekamosios kalbos, kurią mes kasdien šnekam, niekasgi nesako, kad jūs turit šnekėti taip, kaip parašyta gramatikos ir tarp draugų, kad jūs turit namuose šitaip kalbėti, niekas jūsų neverčia. Tačiau išėjot viešai, jūs šnekat kitą kalbą. Ir esu rašęs ne viename straipsnyje, kad lietuviai kalbų nebijo. Lietuviai nuo seno yra dvikalbiai. Jie moka vieną kalbą, tai yra tarmę ir bendrinę kalbą. Jie moka šnekamąją kalbą ir bendrinę kalbą. Ir tai yra visiškai natūralu. Nes, pavyzdžiui, kai skaičiau apie tą pačią Ispaniją, kur, kaip jau sakiau, dėl to 15 amžiaus pabaigoje karalienės įsakymų patvirtinta gramatika ir pasakyta, kad niekas nedrįstų net rašto atnešti karalieniai, parašytai ne ta kalba, kuri parašyta gramatikoje, buvo irgi pasipiktinusių filosofų, kurie rašė, kad atsibudo kitą rytą Ispanija ir pasirodo, kad nemoka nei vienas kalbėti. Tada išėjo kitas karalienės Viktorijos aplinkraštis, kad šita kalba yra viešai kalbama. O kaip jūs norit provincijoje, taip ir kalbėkite. Taigi viešai ir neviešai. Kalbu ne tiem, kurie rašo šitai. Noriu kalbėti su tais, kurie rašo šitai. Seniai kartą gyveno žmogelis. Rašė jis kreivai. Na ir matot, kaip tas kreivai atrodo. Kad atėjo jie 15 metai. Taigi, visiškai man nebaisu ir kartais mane kolegos vyresnieji bara, kas metonienė nusileidžia piemenims. Aš manau, kad visi turim išgyventi tą laikotarpį, kai ko nors prisigalvojam. Jūsų vaikystėje jums įtaką darė vieni filmai, vieni dalykai, mano vaikystėje kiti. Ir matyti jau man tiek metų, kai galiu pradėti dalytis prisiminimai. Mano laikais buvo tokia mada žaisti ir rašyti viens kitam laiškelius, kurių mokytojai nesupranta ir tėvai, vertuvė, aš, veriai, versi. Turbūt kas nors, kas dar, nors ir jaunesnis už mane, bet vis tiek atsimena tuos laikus ir tuos filmus. Ir prisimenu, kaip mūsų lituanistė paėmusi raštelį, pasakė, bet vaikai, ar jūs žinot, kad norint prirašyti tą verbą, būtinai reikia suskiemenuoti žodį. Tai buvo toks puikus pavyzdys, mūsų paskutinis dvejetukininkas ir tas mokėjo skiemenuoti. Visi išaugom iš to, kad keitėmės vardus, kad mūsų vardai nepatiko, kokius tėvai dalė. Atėjo laikas, apsivilkom kostiumus, pasirišom kaklaraiščius, atsisėdom į Seimo nario kėdę
ir staiga prisimam, kaip jau sakiau, pareiga. Taigi galima žaisti, galima rašyti ir taip, kaip rašėt. Pirmyn rašyti. Niekas jums netrukdo. Rašykit draugų, jeigu jis jums atsakys. Bet atėjo laikas, viskas. Žmogus turi suprasti.